Sveiki, aš esu labai neiškalbingas, bet turiu labai itin vertingos informacijos, tad norėjau pasidalinti su jumis. Norėčiau pakalbėti iš pirmo žvilgsnio absurdiškiausia pačia tema – pasaulio pabaiga. Jau virš 20 metų žiniasklaidos mes buvom programuojami, kad tai yra nesąmonė, bet kas jei jau vyksta ir ne pagal bent ką, o pagal Bibliją. Daug biblijinių pranašysčių apie paskutinius laikus jau išsipildė ir pateiksiu šios pavyzdžius. Pavyzdžiui, Apreiškimo knygoje rašoma, kad mūsų laikais kviečių stopa bus už denarą. Ir išties dabar kviečiai labai sparčiai brangsta, ypač dėl Ukrainos karo. Kas žino, kaip ateityje bus, gali net hiperinfliacija kokia būti, tai tikrai pildosi kviečių stopa už denarą. O denaras reiškia dienos atlygį. Taigi, kas žino, galbūt visą dieną dirbsime, kad nusipirktume maisto. Ši pranašystė pildosi. Antra pranašystė, kad mūsų laikais bus karų ir gandų apie karus. Irgi Ukraina, Rusija, paskui gandai apie karus, tai Taivanas, Kinija, Izraelis, Iranas, Baltijos šalis, Rusija. Ir irgi ši pranašystė pildosi. Kitas dalykas, žmonės bus susisukę mūsų laikais, irgi pasikėlę, garbins pinigus, savimilos, nedėkingi, irgi, manau, tikrai pildosi. Ir bus badmečių ir gamtos astronominių ženklų, žemės drebėjimo ir viskas irgi, manau, pildosi. Atsiprašau dar kartą, kad aš toks neiškalbingas, bet Mozė irgi buvo neiškalbingas, juokauju. Taigi, dabar kalbant apie Mozę, jis siuntė ženklus Egipto faraonui, kad įspėtų kad išlaisvintų izraeliečius ir įspėtų faraoną. Kokie ženklai buvo? Skeriai. O dabar 2020 metais irgi buvo skerių antplūdis, jeigu įvesite Google laukus, irgi kaip senais laikais būdavo, kaip Dievas įspėdavo faraonus, taip dabar Dievas įspėjo žmonės su skeriais, krušomis, dabar irgi net vasarai, pavasarį krušos būna, kruvinas vanduo, irgi seniau Dievas įspėjo su kruvinu vandeniu, o dabar meilutytė plaukia per kruviną vandenį ir buvo Indonezijoje kruvinas vanduo. Taigi, kaip ir seniau įspėdavo Dievo žmonės, taip ir dabar lygiai tas pats. Ir pavyzdžiui, Dievas dar įspėjo su musėmis, dabar pajūryje, praeitą vasarą buvau irgi pilna išrišęs panašių musių, kirpėja sakė, pilna soduose. Tai lygiai tas pats kaip ir praeitį, taip ir istorija kartojasi. Dievas siunčia ženklus, kad įspėtų žmonės, o kai įspėjimai baigsis, prasidės sunkus laikai, kurie vadinsis tribulation ir jie truks 7 metus. Galite įvesti Google žodį tribulation. Yra išeičių, bet iš pradžių apie baisumus, bet kaip sakiau, galima visko išvengti ir jeigu klausysit šį video iki galo, pasakysiu, kokios yra išeitis. Pirmieji 3,5 metų bus lengviau išgyvenami. Man atrodo, tik 25% žmonijos mirs. Antrieji 3,5 metų jau bus pasaulio pabaigos įvykiai. Kokie pagrindiniai įvykiai dėsis per tribulation sunkius laikus? Pagrindiniai įvykiai, kad atsiras antikristus. Jis, aišku, nevadins savęs antikristumi, jis tiesą sakant bus pasaulio gelbėtojas, vaizduos pasaulio gelbėtoją, apgaus netikra taika. Jis gali, pavyzdžiui, pasiūlyti Universal Basic Income, universalias bazinės pajamos, tai pašalpos už nieką, nesvarbu, ar tu bedarbis, ar invalidas, pinigai už nieką visiems. Jis gali ir tokį dalyką pasiūlyti ir dabar valstybės daug eksperimentuoja su to Universal Basic Income. Jis gali vaizduoti pasaulio gelbėtoją, ir bus stebuklų, ir žmonės tikės jo, labai daug kas tikės jo. Antikristus dėsis Dievu taip pat. Ir vidury tų 7 metų tribulation laikotarpio turėtų atsirasti čipai. Nes biblinėje pranašystėje yra, kad žmonės nieko negalės pirkti ar parduoti be žvėries ženklo. O tas žvėries ženklas greičiausiai ir bus čipas, nes pavyzdžiui Švedijoje jau daug tūkstančių žmonių susidėjo čipus į rankas, išbandydami technologijas. Lietuvoje per LNK žinias rodė, kad jau 1 ar 2 kompanijos gamina čipus, paskui gyvūnam jau pradėjo dėti mikroschemas. Kas čia dar kažkas buvo, bet jau daug ženklų tikrai, kad čipai gali būti. Jeigu paimsi čipą, galėsi naudotis pinigais ir gyventi, bet po 3,5 metų jūsų gyvenimas truks 3,5 metų ir po to Dievas nubaus visus labai, kurie priima tą čipą ir garbina antikristui. Bus itin žiauri bausmė, nes visi bus įspėti apie pasekmes, visi bus įspėti.
bet daug kas netikės ir vis tiek norės gyventi ir pasiims čipą. O kas atsisakys čipo, bus mirties bausmė, bet tuomet automatiškai pakliūsite į rojų ir gyvensite amžinai. Tai man atrodo svarbiausia neimti jokių čipų dėl 3,5 metų truksančio gyvenimo, geriau mirti už Jėzų Kristų ir gyventi amžinai. Taigi, kas čia dar palaukit, kaip išvengti dabar sunkių laikų? Yra būdų, kaip išvengti visko. Kokia buvo Biblijos pagrindinė žinutė? Tai yra, jeigu tikėsi Jėzų Kristų, gyvensi amžinai ir būsi išgelbėtas. Daug žmonių tai išprotėjusi mintis ir dabar paaiškinsiu, kaip tas tikėjimas gali jūs išgelbėti. Prieš sunkius laikus turėtų būti įvykis, kuris vadinasi angliškai rapture, nežinau kaip lietuviškai. Bet šis įvykis bus ypatingas tuo, kad Dievas ir Jėzus Kristus ištrauks tikruosius tikinčiuosius, kurie stengiasi nedaryti nuodėmių, ištrauks tikruosius tikinčiuosius iš pasaulio ir jie pateks į rojų. Krikščioniai katalikai ginčijasi, ar tas įvykis prieš, per ar po sunkių laikų. Aš manau, kad bus prieš sunkius laikus ir gali bent kada nors ir dabar tas įvykis įvykti. Ir man atrodo, Dievas bando įspėti apie šį įvykį, nes pavyzdžiui, daug dainų per radiją dabar turi žodžius heaven, paradise, kurie reiškia rojus. Taip pat per laikraščius dažnai rašo eros pabaiga arba naujos eros pradžia. Taigi mes esam apsupti daug ženklų, tik žmonės dabar labai užmigę, niekas nepastebi nieko. Taigi svarbiausia šiuo metu yra melstis Jėzui Kristui, kad jumis ištrauktų per būsimąjį rapture įvykį. O žiniasklaida greičiausiai šį įvykį nurašys čia biškį juokingai nuskambės, bet greičiausiai žiniasklaida nurašys tą įvykį ant ateivių, nes irgi dabar net per mišias vieną kartą kunigas kalbėjo apie ateivius, seniau taip nebūdavo ir dabar daug straipsnių apie ateivius laikraščiuose ir daug dainų, filmų apie ateivius. Man atrodo, visuomenė ruošiama šiam įvykiui, tai tikrieji krikščioniai, kurie bus ištraukti per būsimąjį rapture įvykį, greičiausiai bus nurašyti ant ateivių. Kas čia dar? Taigi, kaip dar ruoštis būsimajam rapture įvykiui? Svarbu skaityti Bibliją, nes tuomet liejama šventoji dvasia. Geriau skaityti Naująjį testamentą, nes jis aktualesnis mums ir lengviau skaitosi nei senasis, nors pradžia Senojo testamento irgi labai įdomi. Bet jeigu trūksta pinigėlių, galima pirkti tik Naująjį testamentą. Svarbu daryti gerus darbus, bet nesureikšminti jų. Dar svarbiau nesureikšminti jų, nes mes išgelbėti tikėjimo, o ne gerais darbais. Svarbu susitvarkyti charakterį, neapkalbėti, neteisti žmonių ir 200 kitų charakterio savybių. Nesvarbu, kiek laiko esate tikintieji. Yra net Biblijoje pavyzdys, bet dabar neminėsiu. Nesvarbu, kiek laiko esate tikintieji. Kokios dar išeitis ir išsigelbėjimo būdai. Dar kas gali būti svarbu, tai auksas sidabras, nes šiuo metu kainos sparčiai kyla ir žmonės galvoja, kaip apsisaugoti nuo infliacijos. Tai internete, jeigu, pavyzdžiui, YouTube vesit silver prices will skyrocket arba gold prices will skyrocket, yra daug medžiagos, kad aukso sidabro kainos sparčiai kils. Ir taip pat esame bombarduojami tiesiog kitais ženklais apie auksą sidabrą. Tai pavyzdžiui, laikraščiuose labai dažnai vartojamos idiomos, pavyzdžiui, aukso kasyklos, auksinė taisyklė, su auksu labai daug žodžių. Taip pat prekybos centruose, parduotuvėse, aš vieną kartą iki parduotuvėje girdėjau 2 reklamas iš eilės per garsiakalbius su žodžiu auksas, ten auksinės nuolaidos, paskui vėl su auksu, vien žodžiu pastoviai bombarduojamis žodžiais su auksu. Tai man atrodo, Dievas taip bando netiesiogiai įspėti mus. Ir pavyzdžiui, lombardai irgi iškabinę labai ryškiai žodžius auksas, tikrai ženklu apstu. O jeigu netiki ženklais, tai galima į Google įvesti gold as a hedge against inflation. Ir ten yra daug mokslinės medžiagos, kad auksas gali apsaugoti nuo infliacijos. Tiesa, yra daug žiniasklaidos priemonių, kurios nurašo biškį auksą, bet ten žiniasklaidos, kurios daug jos būrė nesąmonių, bet yra tikrai daug ir ypač YouTube nepriklausomi ekonomistai mano, kad aukso sidabro kainos sukils. Ir kada jos sukils?
Man atrodo, kad bus paskutinė minutė, nes Dievas mėgsta traukti žmonės iš bėdos paskutinę minutę. Tai manau ir repčia, ir aukso sidabro kainos sukils paskutinę minutę. Tiesa, auksas sidabras Dievo žmonėm gali būti ir nereikalingas, nes niekas nežino, kada bus repčia. Bet apsidrausti, manau, visai protinga būtų nusipirkti šiek tiek. Sidabrui gali sektis geriau, bet geriausia abiejų turėti. Taip, geriau pirkti galbūt, nežinau, mažesniais svoriais dėl galimos hiperinfliacijos. Taip pat svarbu turėti fizinį produktą, o ne visokį virtualiai saugomą. Meskite čekių, nes paskui sutaupysite ant mokesčių, nes įmamas 15% mokestis nuo pelno. Tai neišmeskite čekių, nes tada tik nuo skirtumo jums. Taipogi, kaip čia, labai svarbu negarbinti aukso ir sidabro, geriausia paslėpti kur nors ir pamiršti jį, apdarai dalį skirti pinigėlių. Taipogi gali būti svarbu turėti bent, nežinau, ar svarbu, nesvarbu, bet bent jau žiniasklaida reklamuoja, kad reikėtų turėti avarinį planą 72 valandom. Tai aš turiu ilgesniam laikui, manau, kad nėra taip, man atrodo, gera idėja turėti avarinį planą, bent jau minimaliai. Galima, pavyzdžiui, nusipirkti gertuvę su vandens filtru iš Pigu.lt, kad būtų galima gerti vandenį iš ežero ar upės. Galima sėklų balkone nusipirkti, terminį rūbai nuo šalčio, saulės įkraunamas baterijos ir panašiai. Taipogi per būsimą superekonominę krizę bankai gali panaudoti nebe bailout procedūrą, kuri ištraukdavo bankus valstybės, bet gali pavartoti bail-in procedūrą, kas reiškia, kad bankai konfiskuos jūsų pinigus, išduosim kokių akcijų ar dar ko nors ir prarasite pinigus. Tad dabar, man atrodo, geriau laikyti pinigus grinais namuose, tik labai saugokite, nes šiais laikais net artimieji gali apgauti. Tad labai rūpinkitės grinųjų saugumu. Taigi jau šiek tiek pavargau, bet dar toj baigsiu. Ir dar norėjau paminėti, bus daug apgaulių, gali būti netikras Jėzus, tikrasis ateis kaip žaibas, antikristus ir jo netikras pranašas darys stebuklus ir dėl to visi tikės to antikristumi. Labai svarbu turėti aštrų protą ir būti apsišvietusi. Kas aklai tiki Delfi Lietuvos rytas, tiems sunku bus, labai sunku gali būti, reikia ieškoti tiesos. Ir manau, kad į pragarą šiais laikais galima pakliūti ir per kvailumą, jeigu paimsi tą čipą. Man nepatinka labai ilgi video, tai ką sudominau, siūlyčiau domėtis, skaityti viską. Ir esu parašęs itin įdomų straipsnį savo svetainėje apie viską, kur galite labiau pasidomėti viskuo ir užtikrinti žinias, nes dabar tai prabėgau viską ir dar, kai neiškalbingas esu, tai dar sunkiau sekasi. Tai siūlyčiau apsilankyti mano svetainėje, kurios adresas yra www.wakeup2121.lt.